Labą dieną, esu Paulius Stasiulaitis, konstrukciniai projektai vadovas ir norėsiu papasakoti apie statybines konstrukcinės jungtis. Gelžbetoninės, medinės, plieninės, mūrinės. Rėmiausi laisvai prieinamais vadovėliais, tai yra žalios knygutės išėjusios Didžiojoje Britanijoje ir aprašančios jungtis. Toliau yra mums žinoma Gedimino Marčiukaičio knyga Statybinės konstrukcijos ir jų projektavimas pagal Euronormas pagrindai 2010. Saveljevo knyga skirta medinių konstrukcijų projektavimui, pagrindinis stogams. Ir Hermano Horsto knyga Mažoji statybinė mechanika, iš kurios paėmiau skaičiavimą mūrinės jungties. Tai yra šio seminaro metu aš papasakosiu detaliau apie momentui atsparias jungtis, momentą perduodančias jungtis pliene, analitinių rankinių skaičiavimus ir panagrinėsiu šios knygos vieną iš pavyzdžių. Knyga yra prieinama Steel Construction info puslapį ir kiek suprantu, tai yra oficialus leidinys, jis prieinamas yra nemokamai. Lygiai taip pat yra ir šarnyrinės lanksčios jungtis, kas anglų kalba verčiasi tiesiog paprastos jungtis. Šių jungčių webinaro metu mes turbūt nepanagrinėsim, bet nuorodą dedu, tai bus galima paimti ir peržiūrėti knygoje esančius pavyzdžius. Toliau iš Gedimino Marčiukaičio vadovėlio mes pažiūrėsim pavyzdžius virintinės jungties ir varžtų kirpimo. Iš Saveljevo knygos yra paimtas pavyzdys apie vinių rovimą, kas gali būti galbūt kartu aktualu ir kartais sutinkamos tokios jungtis. Ir Hermano Horsto vadovėlyje yra panagrinėta mūrinės jungties sėdimas ant mūro. Tai kalbant apie jungtis, momentą perduodančios jungtis arba taip vadinamos standžios jungtis yra tos jungtis, kurių metu atsiranda momentas ir jisai persiduoda konstrukcijai. Tai čia yra supaprastintas jo žymėjimas, tokia jungtis gali turėti kirpimą, tempimą ir kartu perduoti momentą kolonų. Ir jungtis, kurios neperduoda momento, taip vadinamos lanksčios jungtis. Tai yra, jeigu žiūrėt, čia yra varžtas sudėjus, jeigu ir paveikus jėga žemyn, konstrukcija neišsikraipys, o jinai nulūš. Tai tokios jungtis yra taip vadinamos šarnyrinės. Pagal skaičiuojamą supaprastinimą mes supaprastinam jungtis į standžias, šarnyrinės ir skaičiuojant kompiuterinėmis programomis galimas įvedimas pusiau standžių jungčių, tai yra nurodant standį, kiek ta jungtis gali atlaikyti perdavimą momentų. Tai yra Eurokodo galimybė. Dabar realybėje sutikti jungčių, kurios būtų labai aiškiai, kas yra pakankamai sunku, tas būna pavaizduota dažniausia tiltuose gana aiškiai, kur yra šarnyrinės jungtis.
Tačiau tas bendras toks supaprastinimas, jisai atrodytų maždaug šitai, kad čia mes matome, kaip ir minėjau, kad jeigu veikia jėga iš viršaus ir pradeda lenkimas, sija nulūžta ir nepaveikia kolonos. Tokiu būdu tai yra šarnyrinė jungtis. Jeigu jinai dar galėtų vaikščioti X kryptimi, tai būtų jungtis taip vadinama slydimo, roller jungtis. Ir jeigu veikiant momentui deformuotųsi kartu ir kolona, tai būtų standi jungtis. Čia maždaug pavaizdavimas, tarkim, jinai irgi galėtų būti varžtais, tačiau yra sutvirtinimai iš šonų, kad tai varžtai jie nelūžtų, o jungtis persiduotų į koloną. Dabar skaičiuojant jungtis yra svarbu susibraižyti jas, kur veikia kokia jėga. Tai yra, kad mes gauname momentą, gauname kirpimo jėgą, atsiranda tempimo jėga. Šių jėgų išskirstymas. Ir jungtis iš esmės būna arba kerpamos, tai jeigu mes nuimsim, nukirpsim, arba tempiamos, arba jeigu yra standžios jungtis, tai jos dar kartu būna ir lenkiamos. Jungties tipą nustatyti yra pakankamai paprasta. Jeigu jungtis lūžta per sujungimą, tai yra per varžtus, suvirinimą, tai yra šarnyrinė jungtis. Jeigu jungtis perduoda savo momentą ir jėgas kolonai ir esančiai konstrukcijai, tokia jungtis būtų standi. Ir čia vienas iš pavyzdžių, kada mes turime medinę jungtį. Ir šiuo atveju, jeigu mes paveiktume siją, tai sija išplėštų jungtį iš kolonos. Pati kolona jinai nesuirtų, tokiu atveju tai yra šarnyrinė jungtis. Dabar medinės jungtis, skaičiuojant rovimą vinių, ko aš neradau lietuvių autorių pateiktuose duomenyse, tai yra mūsų šita jėga, kuri yra atlaikanti, jinai yra lygu varžto jėgai, kuri yra, jeigu tai yra skersai pluošto 30 Newtonų į kvadratinį centimetrą, o jeigu yra išilgai sluoksnio, yra 10 Newtonų į kvadratinį centimetrą. Ir jėga skaičiuojasi jėga vinies, tai yra 30 kvadratinį, padauginta iš pi skaičiaus, dauginta iš diametro ir atstumo, kuris yra nuo apačios iki vinies įgilinimo į konstrukciją. Dabar kerpamos jungtis, kaip pavyzdys yra išnagrinėtos Marčiukaičio knygoje, tai jos turi atsakyti minimalią reikšmę iš šitos sąlygos. Tai yra, kada stipris ir plokštės ir diametras. Ilgesnė formulė, kuri atsakoma, ir trumpesnė. Skaičiuojant tokias reikšmes, charakteristinis stipri, kai jungiame kampu,
skaičiuojame per sinusus, kosinusus. Mediena yra vienodos klasės, tai beta yra vienetas. Mažiausią reikšmę parenkame iš šių. Gautų vienu atveju, gautų kitu atveju, gautų trečiu atveju. Mažiausias vieno pjūvio atlaikomoji galia gauta pagal lenkimo 3,7 sąlygą 5,6,3 km. Tai panaudota yra šita lygtis. Ir tada įstatome jėgą, kuri veikia jungtį kirpimui. Padalinam iš tiek, kiek atlaiko vienas vinis. Gauname, kiek mums reikia pridėti vinių, kad atlaikytų jungtis kirpimą. Dabar plieninės jungtis vėl jos yra, kas liečia kirpimą arba varžto tempimą, yra pakankamai gerai išnagrinėtos Marčiukaičio Vedaro knygose. STR yra pateiktas taikymo vadovas, o kas liečia nagrinėjimą jungčių, kurios yra standžios, jų nagrinėjimas yra šiek tiek mažiau pateiktas. Ir šiuo atveju aš knygoje panagrinėsiu iš žalios knygos pavyzdį, kurioje buvo išnagrinėta standi jungtis kolonos jungimo susiję. Šiai jungčiai aš pasitelkiau laisvai prieinamą literatūrą. Štai šitą vadovėlį. Tai 2012 metais Didžiojoje Britanijoje buvo išleistos 3 žalios knygos apie jungtis. Tai momentą perdančios jungtis, standžios, momentą neperdančios jungčios šarnyrinės ir prof pakloto skaičiavimo knygutę, kaip skaičiuoti paklotą. Grįžtant prie šios knygos, mes kada turim jungtį, tai kas gali nutikti? Gali nutrūkti varžtai. Tai būtų pirmas ribinio buvimo laikymas. Toliau, kas gali atsitikti, gali sulinkti, neatlaikyti plokštelę, gali neatlaikyti kolonos lentyną, gali neatlaikyti kirpimo ir išklupti lentyną. Tai tokie yra principai. Ir tam, kad to neatsitiktų, kolona gali būti standinama. Ką kryptimi? Mori standinimas, kuris yra tokio tipo, ir N kryptimi. Dabar veiksmai, kurie bus atliekami, jie yra pateikiami čia. Tai yra kaip patikrinama yra kolona. Tai pirmiausia yra suskaičiuojamas veikiama jėga varžtuose.
tada yra suskaičiuojama gniuždymo zona jungties, tada yra patikrinamas kirpimas sienelės, toliau sekantis punktas yra tempimas visų varžtų, patikrinamas kirpimas varžto eilių, patikrinama, ar standumai yra atlaiko jėgą ir patikrinamos suvirinamos siūlės. Taip pat, jeigu egzistuoja standumo briauna, patikrinama yra standumo briauna. Tai pirmo punkto yra patikrinamas varžto tempimas, plokštelės išlinkimas, kolonos plokštelės tempimas ir sijos lentynos tempimas. Tai yra, mes kada turime, mes žiūrime, kad kadangi tai yra jungtis standi, mes žiūrime, ar neišlauš varžto tempiama jėga lentynos. Ir šita jėga, jinai yra lygi Eurokodo 6.2 lentelė. Jos formulė yra tokia, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad tai yra tikrinama, kada yra viena eilė varžtų. Jeigu būtų dvi eilės varžtų, turėtų būti kita formulė, kurios Eurokode nėra pateikta. Tada tikrinamas yra metodas antras, ar neišlūžta per varžtus. Ir metodas trečias, ar neišlūžta, ta prasme, ar nenulūžta patys varžtai. Kur šitoj vietoj tikrinama yra suma tempiamų jėgų. Tai va, grįžtam prie 6.2 lentelės.
Truputį užtruko. Tėjinio galinio elemento juostos laikomoji galia. Tai yra įskiriami du metodai. Pirmas metodas ir alternatyvus metodas, kada skaičiuojasi pagal patiktą formulę. Ir trys srities būdai. Tai yra pirmas srities būdas, kada be atraminių plokštelių suiršta, kada suiršta su atraminėmis plokštelėmis. Ir trečias būdas, kada nelaiko varžtų. Tai va. Būdas, kada nelaiko plokštelė, gali būti nagrinėjamas du variantai. Tai yra vienas variantas, kada yra apvaliai išplėšiama. Ir kitas variantas, kada būtų išplėšiama su gabalu mėsos plokštelės. Ties flanšų išplėšimas ir jo variantai, tie patys, kada išplėšiama apvaliai ir kada išplėšiama su visa plokštele. Pateikiamos formulės su skaičiavimo parametru beta, redukcijos koeficiento omega. Žingsnis C. Dabar tempimo antrasis žingsnis, tempimo zona, gniuždymo zona. Mes gniuždome jėgą ir kaip veikia plokštelės. Trečias žingsnis yra kolonos sienelės kirpimas. Yra patikrinama, ar sienelė atlaiko liaunumą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 69 E. Kur epsilon yra šaknis iš 235 padalinta iš medžiagos tipo. Dabar
varžtų jėgų patikrinimas, ar varžtai nesuirsta. Ir kartu patikrinamas flanšas. Kirpimo jėgos varžtų patikrinimas. Tai yra kirpimo formulė. Kirpimo patikrinimas ir varžtų suskaičiavimas galimas iš lentelių paėmimas, kiek laiko varžtas tempimui ir kiek laiko kirpimui. Tai tempimui laiko pagal anglus 28%. To, ką laiko tempimui, arba galima įsistatyti į formulės. Kolonos standumo briaunų patikrinimas, kurios kirpimą padidinto. Tai yra variantas 1, minimalus sienelės storis ir efektyvus sienelės ilgis. Ir galimi standumo variantai. Kirpimo sąlyga ir patikrinamas suvirinimas flanšų. Papildomas stambumo sienelės sustiprinimas. Uždedant ties tą vietą storesnę sienelę. Bei standumai. Ką norisi. Galinės sienelės sustiprinimas irgi skaičiuojasi pagal išplėšimą tą pačią alternatyvų formulę. Suvirinimo patikrinimas pagal A' formulę. Šaknis iš 3. Koeficientas. Ir jeigu tai yra standumo jungtis, tai vėl yra išrašyti būdai, kas ją nulemia. Ir grįžtam prie pavyzdžio nagrinėjimo. Tai va, mes turime jungtį, kuri yra sujungta kolonomis, dvi sijos. Ir kas bus patikrinta, tai bus patikrinta tempimas varžto,
gniuždymas varžtų, lenkimas senelis. Šitam duotam pavyzdį, kadangi tai yra angliškas dokumentas, tai yra paimti angliški profiliai, bet iš esmės tas pats skaičiavimas tiktų ir naudojant mūsų hebus. Tai paskaitai rašinėju, žiūriu, kiek laiko užgaišiu. Tai sakyk, ką norėjai. Labai gerai. Gerai, iki. Geometriniai matmenys. Ilgis, plotis elemento, senelis, storis, plotas, skerspjūvio, sijos, plokštelės matmenys, įrengti varžtai M24, atstumai tarp varžtų. Parinktos medžiagos, kurios pagal iki 16 atitinka tą patį, o esant mažesniems milimetrams, mažesniam storiui gaunamas stiprumas yra atitinkamas. Tokiu atveju, kadangi yra sijų storis bus toks pats, o kolonos, kadangi jis yra tarp 16-40, bus 265. Varžtų stiprumas 640 ir 800, nes 88. Ir daliniai koeficientai. Varžtams 1,25. Čia šita dalis pas mus gali šiek tiek skirtis, reikėtų panagrinėti nacionalinį kodą. Tai va. Tai pirmas dalykas, kas yra patikrinama, yra jungties tempimas. Mes kaip nagrinėtas alternatyvi formulė. Pirmas irties metodas. Tai nustatomas efektyvus ilgis, būtent ECMC, kuris yra efektyvus
2πm, o iš kito krašto 4m plus 125e. Iš šitų išrenkamas, kadangi pirmas efektyvus ilgis jis yra mažesnis, tai parenkamas pirmas ilgis o antram skaičiavimui bus parinktas antras ilgis. Įstatom į alternatyvų metodą. Gauname tempimo momentas. Gaunama tempimo jėga yra, kuri atlaiko 898 kN. Antram mirties metodui. Grįžtant pasitikrinti, kad pirmas mirties pobūdis be atraminių plokštelių, su atraminėmis plokštelėmis, antras yra varžto irtis, kai juostos plastiškos, ir trečias yra varžto irtis, kada juostos neišlūžta. Tai tikrinam tuo antrą metodą, kada yra plastiškos ir kartu varžtai lūžta. Plastiško momento formulė. Patikrinamas tempimo jėga. Čia yra varžto stiprumas ir plotas. Ir trečiu atveju, kada lūžta tik tai varžtai, tai yra šis variantas. Ir dabar išsirenkam iš šitų mažiausią variantą, kuris atlaiko, tai būtų, kada lūžta varžtai ir plokštelė. Bendras laikymo gale punkto būtų 790 kN. Plokštelės lenkimas. Pirmu atveju, kada naudojant antrą alternatyvų metodą, plokštelė atlaiko 901 kN. Antru atveju, kada plokštelė irsta ir stripai, atlaiko 377. Ir trečiu atveju varžtų neatlaikymas yra 406. Iš šitų trijų išrenkamas mažiausias variantas, tai yra 377 kN. Ir pirmos varžto eilės stiprumas, kada atlaiko kolonos flanšas, lentyna 398, kolonos senutė atlaiko 790 kN,
Plokštelė atlaiko 377 kN ir pirma eilė varžtų atlaiko 377 kN. Tikriname antrą eilę. Liaunumo koeficientai. Alternatyvus metodas. Antra eilė atlaiko 1291 kN. Ir varžtų laikymas. Plastiškumo momentas plus įtempimo varžtai plus atstumai. Dalinti iš atstumų. Išsirenkam mažiausią antros eilės. Sijos senutės laikymas. Eurokodo 622 formulė. Bendrai sudėta pirma ir antra varžtų eilės. Ir atlaikoma jėga plokštelės. Mes gauname, kad kolonos lentyna atlaiko 697 kN, o kolonos senutė atlaiko 1126 kN. Tuo tarpu varžtai atlaiko 697 kN, tai lūžtų per varžtus. Taigi kolonos laikymas yra limituotas 320 kN. Tikrinam trečią eilę varžtų. Varžtų jėga tokia pati. Kolonų sienelė irgi atitinka. Plokštelės lenkimas. Išplėšimas plokštelės. Ir kombinuotos visos trys eilės, kada antras metodas, kada plokštelė ir varžtų išlaužimas, irtis. Ir trečias tik tai varžtų irtis, kada padauginam iš visų esamų varžtų skaičių. Ir mažiausia kolonos lentynos irtis yra lygia varžtų ir irčiai. Skersiniam tempimui.
sudėta pirma ir antra eilės. Antras srities metodas. Liaunumo nustatymas plokštės. Ir bendras antros ir trečios eilės varžto atsparumas. Trečios eilės ir bendras atsparumas pirmos eilės 398, antros 398, abiejų eilių 697, gniuždymo ir dabar jėgų pusiausvyra, kiek turėtų atlaikyti paskutinis varžtas, nes pirmieji 3 veikia į vieną pusę, paskutinis veikia į kitą pusę. Jisai turėtų būti ne mažesnis kaip 841 km. Momentas. Čia padauginta iš tempimo jėgos. Pirmo varžto, antro ir trečio. Ir momentas turėtų būti ne mažesnis kaip 416. Varžtų laikymas. Virinimas siūlės. Plotas. Tai va, šitas pavyzdys. Tai grįžtame į prezentaciją. Varžtinės jungties skaičiavimas, tai iš Marčiukaičio vadovėlio pavyzdžiui mes turime varžtus, susistatome jų diametrą ir gauname, kiek varžtų gali atlaikyti konstrukcija. Suvirintos siūlės skaičiavimas. Skaičiuoti metalinę denginio konstrukcijos juostos 240 sandurinę suvirinimo jungtį, juostos metalas 235, kurios stipris 3,6 suvirinimo, metalo 4,40, veikia gniuždomąją įrąžą 600 kN. Skaičiuojamas siūlės ilgis imamas vertinant, kad AT lygu 10 mm, vėl efektyvus yra 200. Tokiu būdu skaičiuojamas siūlės skersvėjo plotas. Ilgis iš ploto yra 2000.
padauginam iš stiprumo, gauname, kiek gali atlaikyti siūlės. Siūlės stipris yra pakankamai. Ir dabar skaičiavimas mūrinių jungčių. Tai yra, mes turime uždavinį, kada yra padedami du profiliai atlaikyti sąramai. Ir mums reikia nusistatyti, kiek šitos pagalvės, koks turėtų būti plotas. Rūsyje namas panaudoti du profiliai, reikia nustatyti atramos dydį ir jos laikymo galią. Charakteristinė krova 158 kN, laikymo plotas yra parengiamas pagal mūro stiprio 4 klasės 2 grupės kėdį. Tai va, suskaičiuojam, koks reikalingas yra laikymo plotas. Tada parenkamas ilgis. Šis ilgis yra tik vienam įdūkiui parengtam pro atramos ilgis dažniausiai būna lygus parengto konstrukcijos aukščiui, kad jis turi būti pagal konstrukcijos statybinę medžiagą ir atkrovos dydį. Kadangi atramos ilgis turi būti sutrumpintas, mes parenkame stipresnį mūrą. Pilnaviduriai mūro dirbtiniai stiprumo klasės 12 ir skiedinio 2 blokeliai. Reikiamas plotas, reikiamas ilgis. Šiem parinktiem akmenim padedam plieno plokštelę, kurios gabaritai 260 x 10. Čia padidinsim šitą vaizdą. Kadangi eina 60 laipsnių kampu, tai mums reikiamas aukštis. Ir paimas, kiek reikia tų blokelių. Atlikti aukščio skaičiavimai, kiek aukščio reikėtų sutankinti, padėti stipresnius plytas. Dabar kalbant apie gelžbetonines jungtis, tai projektuojant, jeigu mes dedame perdangos plokštes, tokiu atveju mes turime jungtis šarnyrinės. Jos yra laisvai padėtos, čia yra pavaizduotas schematiškai gelžbetoninis žiedukas ir plokštė. Ir kitas variantas yra jungčių, kada mes turime iš karto užmonolitintas plokštės, tokiu atveju tai būtų standžios jungtys. Jų rankinio skaičiavimo aš neturiu, bet parodysiu, kaip skaičiuojama idėjų statika. Ir gelžbetoninės jungtis su metaliniais elementams per įdėtines detales, tai yra Velda programa iš Peiko duomenų bazės, galima apsiskaičiuoti tokią įdėtinę detalę, kiek jinai atlaikytų jėgas. Programinė įranga. Dabar didžioji dalis skaičiavimo paketų jau turi skaičiavimo jungtis, bet vis tiek viena iš pagrindinių jinai lieka idėja statika, ką ir norėjau parodyti.
pirmiausia išjungsiu. Tai yra principe modeliuojamos yra gelžbetoninės ir plieninės jungtis tokiu principu, kad yra išbraižoma jungtis, pradžiai pasiimamas yra panaši jungtis, pavyzdys, ir prie jo pridedami būtini elementai. Tai va, mes atsidarom idėją statiką produktą, turime plieną gelžbetonį, parenkame jungtį. Tai va, kaip ir minėjau, išsirenkam panašią jungtį, kokią ketinam projektuoti. Naudojame kodą ir išbraižome jėgas, kokios veikia jungti. Taip pat prie šito elemento galim pridėti savo dar vieną strypą ir gauname atsakymą, kas laiko plokštelėje, ką reikia stiprinti. Galima pridėti papildomą elementą, tokiu būdu suprojektuoti jungti idėją statiką. Pasukti kampu. Surašyti, kokios veikia jėgos. Ir gauti jungties atsakymą. Ar tokia jungtis tenkina reikalavimus? Žiūrėt baigtinio elementų tinkliuko, kaip jinai išskirstama. Gauti projekto ataskaitą.
Ir kiek žinau, idėja statika duoda nemokamai pasibandyti 2 savaites, kol užtenka programai peržiūrėti ir galbūt kokį padaryti vieną kitą projektą. Dabar kitas variantas galimas yra programų paketų, kurios yra sumodeliuotos tik tai jungtis ir naujų jungčių pridėti negalima. Tik tai galima varžtus, kaip sakoma, pridėti, ta prasme pasirinkti parametrus iš esamo, tai būtų kažkas panašaus į Power Connect, ką norėjau parodyti. Principas panašus kaip kitas metodas. Moduliuoti negalima. Kitas variantas tai yra kaip ir duoti šablonai kažkokie, tarkim, net Eurocode Express, kur yra pateikiama jungtis, surašome parametrus ir gauname atsakymą jungties. Ar jinai tenkina, ar jinai netenkina. Dar nagrinėtas yra variantas CyberJoins. Tai šiuo atveju mes, jeigu projektuojame Cyber sistemoje, galime perkelti jungtis Let's see how to enter and generate connections in the SIPE 3D model. To do this, we open the Joints menu at the top of the interface. Tai jinai kartu modeliuoja ir medinės jungtis, ko nepastebėjau kitose programinėse paketuose. Tai sumodeliuotas pastatas yra skaičiuojamas modelis, perkeliamas į jungčių programinę įrangą ir atliekamas jungties modeliavimas. Taip pat šiuo metu jungtis modeliuoja pagal esamus standartus tiek RFM-as, tiek robotas, tiek kad jų jungtis nėra universalios, tai yra tokios, kokios yra parinktos panašiai kaip PowerPoint. Vienintelė, kuri šiuo metu universali programinė įranga jungčių skaičiavimo, manau,
yra idėja statika iš to, ką pavyko surasti ir peržiūrėti. Once there are connections in the project, the remaining options will be available in the Joints menu. Using the Delete option, we can delete the created connections by selecting them one by one with the left mouse button or by using the crossing method. Then we Bet kad naudot SAI programinę įrangą, mes turime turėti ir SAI skaičiavimo paketą. Tai va tiek, kas liečia jungtis. Dar norėjau pasakyti, kad iš dalies galima modeliuoti ir paprastais programiniais paketais, tokiais kaip Excelis ar matematinis operatorius, ar matematinis operatorius, ar SolidWorks'as baigtiniais elementais sudedant jungtį ir skaičiuojant. Tam tikra alternatyva yra FreeCAD'as, kuriuo metu galima sumodeliuoti jungtį ir gauti atsakymą. Tai tiek trumpai norėjau papasakoti apie jungtis. Paskaita daugiau yra apžvalginio pobūdžio. Panagrinėta yra jungtis, standi jungtis pagal žaliąją knygą. Ir jeigu turit klausimų, pasistengsiu juos atsakyti. Ačiū.